Žodžiu, yra geras dalykėlis medicininė kaukė. Žinote, kur užsidedė ant veido. Jeigu norite, kad troleibuse, autobuse ar mikriuke aplink būtų taip patogiai vietos, kas ryt užsidėkite medicininę kaukę ir šiek tiek krenkškite. Metriukas aplinkui, žinokite, garantuotas. Čia beje buvo ne anekdotas, o naudingas patarimas. Alio, taip sakyk, klausome. Čia seksas telefonu. Ne, čia mokesčių inspekcija, bet mes irgi tai galim. O taip. Kaip sako, alio, čia seksas telefonu. Čia policija, ne čia pataikėt. Ne čia pataikiau. O, keista. Gerai. Žodžiu, vyksta diskusija, laidoje dalyvauja ekonomistas, stojantis tam tikrą banką, ir žmogelis paprastas iš auditorijos sako, reiškia, mano mėnesinės išlaidos pajamos ir mano gyvenimas va toks yra. 40% maistas, 30% komunaliniai, 30% drabužiam, 20% yra kaip ar kažkokie pramogėlė, ar kažkokiam, reiškia, nenumatytam pirkiniu ir panašiai. Bankininkas sėdi, sako, taip, bet sako, čia jau sumoje suskaičiavus, čia yra jau 120% iš viso. Tai va čia ir problema. Dupsi. Atlyginimas. Dar apie atlyginimą. Tai sakai, šefas buvo toks geros nuotaikos, kad tu paprašai o jis ėmė ir pakėlė atlyginimą. Taip, žinok, jis vos nenumirė iš juoko. Dar vienas. Kaip paprašai? Sako, man Valentino diena, švento Valentino diena, vasario 14, sako, ir niekinė šventė. Negana to, kad aš neturiu merginos, sako, aš dar ir ne krikščionis. Šventasis Valentinas. Geras. Kalbasi du, reiškia, verslininkai. Klausyk, kodėl tu už mano mersą sumokėjai, ką? Manai, kad aš skurdžius, ką? Negaliu sau leisti? Ne, baig tu, Igoriu, viskas gerai, tugi už kavą sumokėjai. Dar vienas. Alkoholis neišeitis. Tai įeitis į kapines. Ir išeitis iš šio pasaulio. Jo, išeitis iš šio pasaulio. Arba įeitis kai kur. Lietuvis turtingas gyvena vakarų Jorkšyre. Jorkšyro terjerą jau turi, dabar gyvena vakarų Jorkšyre, Britanijoje ir nutarė nusipirkti nekilnojamo turtą. Sėdi kresle, kalbasi su savo agentu, tai nupirko, kažką. Taip, nupirkom, jums prašom, dvarą tokį, pilis labai graži, 17 amžius, antroji pusė. Pala. O tai kur antroji, o kur pirmoji pusė? Ir dar vienas. Sako, vynas su metais darosi geresnis. Aš geresnis tampu su vynu.